Ar žinojai? Žagsėjimas tai nėra tiesiog keistas kūno trūkčiojimas. Jis vyksta todėl, kad diafragma, pagrindinis kvėpavimo raumuo, staiga spazmuoja. Ir šitą procesą valdo ne sąmonė, o autonominė nervų sistema. Tai reiškia, jog tu negali pasirinkti valingai nežagsėsiu. Bet čia prasideda įdomioji dalis. Autonominė nervų sistema yra tiesiogiai susijusi su pasąmonė. Ji reguliuoja širdies ritmą, kvėpavimą, virškinimą, temperatūrą, visus procesus, kurie vyksta be tavo sąmoningo valdymo. Todėl kartais kūnas išsprendžia problemas be tavęs, o kartais sukuria refleksą, kurio net nespėjai suprasti. Ir kai tu kreipiesi į pasąmonę, kaip į bendradarbį, ji gali pakeisti fiziologinę reakciją greičiau nei logika. Pavyzdžiui, žagsėjimas iš rūgšties, dujų ar persivalgymo tai kūno apsauginis refleksas. Bet kai tu įsijungi į šį procesą mintimis ir prašai pasąmonę sustabdyti refleksą, ji gali grąžinti diafragmos ritmą atgal į normalų. Tai nėra magija. Tai nervų sistemos perjungimas per intenciją. Kai kitą kartą žagsėsi, užsimerk, įkvėpk ir ramiai mintyse paklausk. Pasąmonė, ar gali sustabdyti žagsėjimą? Jei pajusi tą vidinį taip, net be žodžių tiesiog pasakyk, prašau, sustabdyk tai. Ir dažniausiai tai iš tikrųjų sustoja. Ne todėl, kad tu išsigydai stebuklingai, o todėl, kad tu įsijungi į procesą, kuris jau vyko tavo kūno viduje. Kai mes bendraujame su pasąmonė per bendradarbiavimą, kūnas klausosi.